Galime suskirstyti turbūt pagrindinį įmonės veiklą į 3 dalis. Viena dalis yra bankiniai produktai ir paslaugos. Tai yra mes sugaminame tą įrangą, kuri leidžia bankui konstruoti savo elektroninius produktus. Kita veiklos rytis yra elektroninis parašas, kriptografija, saugumas. Ypatingai elektroninis parašas ir ypatingai mobilusis parašas. Tai yra praktiškai visas spektras, kas yra susijęs su šitom technologijom. Trečioji dalis turbūt yra elektroniniai produktų pardavimai, tokie kaip elektroniniai bilietai, elektroniniai transporto bilietai, įmokų mokėjimas, Lietuvos spaudos kioskai, visos operacijos, kurios yra vykdomos tenai, loterijos. Visa tai sukasi ant mūsų. Mes turbūt esame bene turbūt vienintelė, kai tokio dydžio įmonė, pakankamai nedidelė, pasauliniu mastu. Dirbame pakankamai sudėtingose, pakankamai kritiniuose, tiek verslo, tiek saugumo prasme projektuose. Ir praktiškai visi mūsų produktai yra tie, kurias įmonės naudoja 24 valandas per parą, ten 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus. Ir mūsų verslo sistemos kaip internetiniai bankai, kaip parašo infrastruktūriniai dalykai, kaip galų gale tos pačios mažmeninės prekybos valdymo elektroninių produktų pardavimo sistemos, jos yra pastoviai veikiančios ir ant jų kabo pagrindinis mūsų klientų verslas. Tai, ką darom, tai ir sutampa ir su hobi, ir sutampa, kad tai yra įdomu, ką mes darom. Tai nėra tik tai tas rutininis darbas arba darbas dėl darbo. Jeigu kalbėti, ar esam gavę kažkokio tai apdovanojimo, ar mus kas nors pastebi, tai be abejo, vairiausiai esam gavę ir metų gaminio apdovanojimą ir esame įvertinti kaip geriausia lietuviška programinė įranga savo laiku, tai čia būtent mūsų bankiniai produktai tai yra gavę. Šiais metais gavome Microsoft partnerių konferencijos apdovanojimą, geriausias programinės įrangos gamintojas. Jeigu pažiūrėti pačią ateitį ir pačius planus, tai be abejo, tai yra turbūt mobilioji erdvė, tiek parašo pritaikymas ir mobilios turbūt aplikacijos ir mobilūs dalykai, kurios gali pasiekti, atlikti ir daryti savo mobilaus telefono, iš savo išmanaus, tai vadinamo mobilaus telefono, smartphone. Tai yra nelinio, paprasto tušinuko ar parkerių pasirašomo parašo analogas elektroninė erdvė. Turbūt yra 2 funkcijos. Vienas yra, kad aš galiu pasirašyti kažkokį dokumentą, o kitas yra, kad aš save identifikuoti galiu kaip po tokį. Tai yra technologija leidžianti iš viso atsisakyti popieriaus. Ir su to susijusia, sakysim, problema kaip laikymo, ta pati logistikos problema, nuvežti popierių iš įmonės, pavyzdžiui, į kokią nors valstybinę instituciją. Tai patogumas pagrindinė tomu pasireiškia. Teoriškai galima ir turėtų būti galima pasirašyti bet kokius dokumentus. Kaip pats paprasčiausias turbūt pavyzdys yra kažkokia tai sutartis, galų gale sąskaita, galbūt transakcija, jeigu mes kalbame apie bankingą. Į Sodrą gali prisiregistruoti ir pasirašyti jau ataskaitą šiai dienai, ją parašau, jau gali. Medicinos įstaigos jungiasi ir taip toliau, taip toliau. Šiuo metu elektroninis parašas turi tą pačią juridinę galią kaip ir parašas ant popieriaus. Ir tai užtikrina, kaip minimum, ES direktyvos. Tie elektroniniai dokumentai turėtų galioti netgi visoje ES. Galima naudoti asmens tapatybės kortelę jau šiandien, tai aišku, tik tai pats taikymas kol kas dar yra siaurokas, jis turbūt plėsis, ten irgi yra ir sertifikatai viduje, ir galimybė pasirašyti, bet tam reikia skaitytuvo, reikia dar kažko. Ta prasme, jau prie kompiuterio turi būti kortelių skaitytuvas, o turi būti kažkas tai suinstaliuota, papildomai tam, kad tai veiktų. Kas mums yra įdomiausia ir ant ko mes daugiausia dirbam ir kas mus labai domina, tai ne tik pats parašas kaip toks, bet būtent mobili to parašo atmaina, tai vadinamas tas wireless PKI, tai yra, kai pasirašoma su mobiliu telefonu. Aš tiesiog autentifikuoju save ir pasirašau dokumentus tiesiog savo mobilaus telefono pagalba.